Žinai, Pinokį, aš tai žinok teliko visai nežiūriu. Ne, rimtai, visai nežiūriu, nes tu, pirmas dalykas, tai gadina medinės akis, ne? O visų antra, tai ten nėra ką žiūrėti. O žinai ką aš? Nu. Aš ne tik, kad nežiūriu, aš tą teliką paėmiau ir išmečiau į konteinerį. Ir tu įsivaizduoji, aš stoviu balkonė, žiūriu, kaip tas guli konteinerį, mano televizorius prieina bomžas, pakrapšto tą televizorių ir tas net neima, nėra ten ką žiūrėti. Eiktas, aišku, nėra ką žiūrėti, absoliučiai. Jo. Bet šitie šokiai, jo, kur pažadinta aistra, tai neblogai visai. Jo. Aš tai teliko nežiūriu, bet šitie šokiai man patinka. Aš tai, matai, gyvenu tokiam intelektualų name. Ten nieks teliko nežiūri. Bet, vat pirmadienį, kai visi išeina šunų pavedžiot, tai kalba viena. Apie Katažiną, apie Tiną ir apie Jurgą Nusauskienę. O mano boba, šita žmona, tai yra kategoriška teliko priešininkė. Bet kaip jai tas Butkus patinka, tai pažadinto aistra, aš nežinau, mane net pavydas ima. Maniškės, prie televizoriaus tu gyvenime nepamatytum, net prisilietus nėra. Bet kaip jai patinka tas drukteinis, sako, ir gražus, ir su šlipsu, ir pasitempęs, ir etikečių žinovas, ir žinok, po pirmos kviečiu šokti pažadintą aistrą laidos, ji man net liepia varlytę pasirišti. Taigi jūsų žmona teliko nežiūrit? Kaip? A jo? Ne, nežiūrim, žinok. To tai ką, jūs žiūrit? Ne, aišku, ne. Aišku, kad nežiūrim. Jau šito tai tikrai ne. Fu. Praleiskit. O Jėzus.